Sveiki gyvi, mylėjai. Šiandien pakalbėsim apie tai, ar saugu gyventi Lietuvoje. Turbūt jau visi žinot, galbūt ne visus atvejus sekat, ne visus momentus esat užfiksavę apie dronų įskridimą į mūsų teritoriją. Ir apie tai, kad mes turim kiaurą dangų, per kurį įskrent droną. Kai kurie atvejai buvo visiškai nepastebėti, kiti atvejai buvo pastebėti. Vienu atveju droną buvo rasti, kitu atveju nerasti, ir dabar aiškai, ir taip toliau. Bet ačiū Dievui, ne vienas dronas neatsitrenkė į kažkokį tai objektą, kad ir mokyklą, kad ir vaikų darželį, ar nedaug dievė į kokį Klaipėdo Independence dujų saugyklą, plūduriuojančių uoste. Tai jeigu ten atsitrenktom, susprogamėm dronas ir sprogtom, tai mes turėtumėm tokių pasiekmių, kad nežinau, kiek metų mums reiks išsilaižinėti reikėtų. Taigi, mes turim dabar tokią situaciją. Ir turbūt visi jau girdėjot ir kelis metus girdat, tiek prie konservatorių valdžių, tiek prie dabartinis valdžių, kad yra skiriami milžiniški pinigai krašto gynyba. Krašto gynyba, perkami tanką, visokiai tankėtis, sunkvežimį, kad aš važiuoju nuo Klaipėdą, nedavažiavus Jėkų žiedą, po dešinę pusę nuo Kauno pusės į Mercedes centras automobilių, ir ten mes matom pilnas aikštelis užgrūstas naujos karinės technikas. Ir pasirodo, kad ta nauja karinė technika visiška, šiuo atveju, dronų atveju, ir neveiksminga, ir ana neveikia. Mes tiesiog turim kiaurą dangų, faktas. Bet kada teik metų yra investuojama į krašto gynybą ir kada jau kelis metus mes matom aktyvę naudojamus dronus, taigi Ukrainos kariai dronai yra jau naudojami keli metai ir dronų, ir patys droną tobulėja, ir modernizuojami, ir pasiekti aukštį lygiai iš tikrųjų ir pasiekti. Ir turėtų į tai atsižvelgti, kad vis dėlto mumis gal atakauti eilinės dronas, nes Ukraina jau kiek metų yra diena iš dienos atakuojama dronas. Taip pat atsakomusius smūgius duoda Ukraina Rusija. Ir ta pati Rusija nesugeb susitvarkyti su visas dronas ir pataikytos naftos perdirbimo gamyklos ir taip toliau. Ir Lietuva, kada sako, mes esam NATO, mes esam saugus, ir pasirodo, mes nesam saugus, ir mes neturim tos technikas, ir kaip sako, gal ir ta technika dar nesumontuota, dar iki gal neišbandyta ir taip toliau. Bet esmė tai, kad mes šiandien gyvenam su kiauru dangum, patep sakykime, per kurį skrent tiesiog droną. Anei krent, ačiū Dievui, pakol kas dar pievos ir laukus. Kas čia vyks? Kas čia daros? Tai drona pasirodo ir ukrainietiški. Ir yra dvi versijas. Viena versija, kad Ukraina dar tai sąmoninga bandydama įtraukti NATO šalį į karą. Įtrauk. Sako, čia yra už provokaciją, Rusija perim valdymą ir specialiai nukreip ukrainietiškus dronus į Baltijos šalis, į Latviją, Estiją, Lietuvą. Ne? Ir tokia versija. Kita versija ir ta tikroji versija ir kad Rusas sąmoninga periminė dronų valdymą ir nukreip į Baltijos šalis, kaip atsaka už tą rusofobinį lojimą. Ir tiesiog ir nukreipinėjami, ir pakol kas į peivus, į miškelius, į kažkur tokias vietas, kur nėra didelis grėsmė žmonėm, kad nėra aukų, mes dar neturim aukų. Ir čia, jeigu ton versiją paanalizuoti, tai galėtumėm sakyti, kad Rusai tiesiog rodo, kad raminkitės. Pakol kas mes tos dronus nukreipam į kažkokius peivus ir laukus. Tai nėra pavojinga. Bet jeigu losit toliau, kaip Kęstutis Budrys, sako, mes čia NATO, mes čia Kaliningrado žemsim, nors jau Inga Ruginienė jau pasakė, kad Kęstučiu Budriu reikėtų stabdyti arklius ir nebekalbėti tokių nesąmonių. Nes jau suprato. Ir Nausėda jau suprato, ir netgi pranešimus jau Nausėda pranešinė, tokius pranešimus, kad mes ateityje greičiausiai tokiom atakom visokiom hibridiniam susitursim vis dažniau ir dažniau. Ir šito veito turbūt vienintelį kartą pritarsiu Nausėda, kad Nausėda to veito ir visiškai teisus ir greičiausiai mes to ir sulauksim. Nes dabartinė veiksma, kas vyksta, tai rodo, kad tai yra neblogs įrankis sukelti chaosą vienu ar kitu šalį. Tarkim, gyvent šalis. Imkim Lietuvą, kurioje išsakoma, kad mūsų saugo NATO, mes esam saugus, čia vienu žodžiu žmonės džiaugas, ir pinigai ir leidžiami didžiausia ten karinė technika, kažkokia amunicijom ir taip toliau, ten patrankas, kažkokius sviedinius perk, visą kitą, ten dalį Ukrainai išvažiuoja.
Ir kada, bet, nukrent dronas. Niekas nepastebėjo, niekas nematė, niekas nenumuš ir pasirodė, kad vis keura. Kada žmonės gauna pranešimus, kad reikia eiti slėptis, kažkur daryti, netelp žmonės. Nėra kitiem kur eiti. Vieni gauna, kiti negauna ir vienu žodžiu vėl chaosas. Ir šito veito, jeigu mes kalbam apie ton versiją, kad čia vis dėlto Rusą periminėjo tus ukrainietiškus dronus ir perimė kontrolį sąmoningą siunt, tai čia va čia ir įrankis sukelti chaosą vienu ar kitu šali, tiesiog, kad vyktų vidinis tas, vadinkim, žmonių nepasitenkinims ir kiltų tas vidinis toks maidans, kažkoks protestas prieš esamą valdžią. Prieš dabartinį valdžią, tarkim, žmonės sukiltom, sakytum, ko iš čia dirba, to iš čia nesaugot. Ir anim ko puikiausia, tom pavyk padaryti kur? Ogi, mūsų kaimininė Latvija, pas mūsų broliukus Latvijos. Paėm ir padarė, ir vyriausybė atsistatydint. Būtent atsistatydint dėl tų dronų, kad nepavyko numušti, irgi Latvija irgi tos pačios mantras, mes saugus, mes NATO, mes mumis apgins, mūsų saugai, taip toliau. Nu, ir čia dėpau įvyks, kada Estija pakilo iš mūsų bazinio naikintuvą ir numušti ant dronų, tai čia didžiausias pasisekimas. Nu, taip. Ir tiesiog dabar dronas ir kariaujam. Ir ateityje, iš tikrųjų, kiek dabar žiūrėjau, karo analitikus pasižiūriu ten ateitį kokį pieštai, praktiškai netgi ir žmonių bus vis mažiau naudojama kari, nes jau ir robotą kūrėme, ir pėstininką robotą ir taip toliau, bus kovojama tiesiog robotą. Žmonės bus reikalingi tik tai kaip operatorė valdyti. Kiti robotą bus vėl ten su dirbtinės intelektas ir taip toliau. Mes iš tikrųjų ateitį pamatysim tokius karus, kur mes matydavom fantastinius filmus. Iš tikrųjų, mes pamatysim tokius karus, realybė greičiausiai tokiai karai bus. Taigi, gyvename šiandien Lietuvoje ir mes tikrai nesijaučiam saugus, aš asmeniškai irgi nesijaučiu saugus, ačiū Dievui, kad iki Žemaitijos neatskrent, galbūt sąmoningai iš Žemaitijos nesiunt, nes žinot, kad Žemaitijoje gyvena protingi žmonės, žiūri mano kanalą. Visi protingi žiūrovai ir sako, ne, ten negal siūs, nes Žemaitė, jie normalų žmonės, Žemaitė negal. O ten tiem visiems, kur ten dalyvavom visokius tus protestus, taip toliau į Vilnius, ten šūkaun, aišku, šiokon. Greičiausia dėl geografinės padėties mes galbūt esam dėkingesnė Veitovą, kaip Žemaitė, bet. Čia mes negalim girtis, šiandien pat ir tuo pačiu momentu, be filmuojant, gali atsitikti toks įvykis, kaip ir kitus rajonus Lietuvo, kai paėmė ir atskrenda ir nukrenta ir taip toliau. Ko daryti? Čia mes galim dėjoti, mes galim analizuoti, mes galim kelti versijas, ką daryti. Paprastiem žmonėm ko daryti? Nieko. Gyventi paprastus gyvenimus, gyventi toliau savo gyvenimus, dirbti, darbuotis, šeimą, mylėti vieni kitus, veikti kažko, kad ir džiaugtis pavasarį, kad ir džiaugtis ateinančią vasarą, nes mes nieko negalim padaryti iš tikrųjų. Vat čia ir yra absurdiškiausia, kad mes paprasti žmonės nieko negalim. Jeigu ir mes dabar sukiltume, visi suorganizuotume pasipriešinimą prieš Lietuvos valdžią, prieš aplaidžią politiką, žiūrėkit, kam tas perversmas pasitarnautų. Tam tas perversmas pasitarnautų konservatorių. Tai ir vienareikšmiškai, jeigu dabar žmonės sukeltų kažkokį protesto akciją, automatiškai po nuvertimo valdžios, arba tarkim, pavyktų sukelti tokias nepasitenkinimo bangas, į katrą sureagautų dabartinį valdžią ir patys atsistatydintų, tai greičiausiai būtų skelbiami nauji rinkimai. Ne? Vėl Seims, vėl viskas iš naujo būtų skelbima. Ne? Tai kas laimėtų? Vienareikšmiška dabar, jeigu vyktų rinkimą, visas apklausas ir taip toliau, laimėtų konservatoriai. Kodėl? Todėl, kad dabar socdemovas su Žemaitaičias, pakol kas konservatoriai valdo visas pagrindį didžiasias žiniasklaidos priemonės ir nei ko puikiausiai ton išnaudotom, panaudotom, vėl savi išsipiarintom ir pažiūrėkit, ko čia pridarė, budriai taip toliau. Suplaktų ir patį Nausėdą ir visą kitą. Ir ateitų vėl, ir ateitų vykdyti to pačiu politiką. Mes nieko nelaimėtume. Jeigu dabar ir žmonės sukiltų ir padarytų perversmus, kažkokius maidanus Lietuvą, absoliutiškai nieko nelaimėtume. Mes esam tokia, iš tikrųjų, beviltiško situacija. Beviltiško. Nuo žmonių praktiškai, ir šiaip daugumą nuo tų žmonių paprastų nelabai kas priklauso, bet.
Šiandien tai esam visiškai tokiai paprasti žmonės, mes esam įkaitę. Mes nieko negalim daryti. Nebent tik paimti, išsikraustyti iš Lietuvos, susirasti kažkokį ramesnį šalį, kur ramiau gyventi, išvykti ten ir gyventi ir nebekreipti dėmesį, kas vyks čia Lietuvoje ir taip toliau. Bet kiekvieno šalyje iš tikrųjų ir savo problemų. Kur tu benuvyks, aš dabar ten stebum tokiam, nežinau, keliautojai, rašytojai rašo apie būstus Italijoje. Kaip ten gal Italijoje nusipirkti netgi būstą, ten nuo kelių tūkstančių eurų ir kokias ten yra pinklės ir kaip tu gali įsivelti, nusipirkti tam būstą, ten visokių pavojų būna. Taigi, kur tu bevyktum, niekur tu nepasislėpsi. Kad ir taip pat lietuvaičiai išvažiavę į tas Anglijas, į kitas šalis, į Ispanijas, į Vokietijas, ten irgi gyvendami taip pat ir įvairiausių problemų. Kiek man rašo žmonės iš to Anglijų, iš Vokietijų ir visur kitur, yra taip pat įvairiausių visokiausių tų problemų, bet gal labiau ekonominių, pakol kas drona tuose šalyse nekrenta. O čia ir. Dėl to, kad mes esam geografiškai nepatogiau padėti, mes esam pasienis, mes esam Europos pasienis, galim sakyti, ne? Dėl to mes visada ir kenčiam. Jeigu ir prasidėtų konfliktas su Europos Sąjunga, Rusijos Europos Sąjungos kars, vadinkim, jeigu taip įvardinkim, ne? Tai aišku, visų pirma, per kur eitų? Per Estiją, Latviją, Lietuvą. Lenkija. Tai čia mes viskas, mes pafrontė zoną ir iš mūsų čia liktų mėsos faršas. Vienareikšmiškai, čia lygiai veiktų, čia būtų nušlauta ir nežinau, ar kada nors bet statyta ir taip toliau. Kam čia ir rūpėtų, ko žinot, statyti. Tai va, esam iš tikrųjų nedėkingo padėtį, nedėkingo situacijų, geografinė padėtį ir tik galim stebėti geopolitinius procesus, nes geopolitinius procesus sprendas iš tikrųjų ir mūsų likiams, ir Ukrainos likiams, ir Rusijos likiams, ir visų kitų likiams, ir geopolitiniam lygmenį, aukštam lygmenį. Ir tai sprendimą ir priiminėjami, ir perimams, ir pasaulio valdėms, ir, kaip minėjau, patron dariau vaizdą įrašą apie tai ir įkelsiu, jeigu norit, jeigu domitės giliau politiką, galite užeiti pasižiūrėti. Mes turim tiesiog gyventi, vieni kitus palaikyti, kaip mes sakom, su žmona. Turim sodinti medelius, turim prižiūrėti gėlynus, turim šokti, turim dainuoti, turim vieni kitiem padėti, talkos dalyvauti, kas norite talkose dalyvauti, apačio po vaizdo įrašų bus nuoroda į talkų grupę, galite prisijungti, vieni kitiem padedam, o kas 2 savaitės susirinkam ir padainuoti, ir liaudį šokius, ir pašokti, pasikultūrinti. Taigi, kas norit, galite taip pat prisijungti. Tiesiog, jeigu mes pasinersim į tą depresiją, kaip sakant, užsikluoju kaldrą, žiūrėsim čia televizorius, tiesiog išdurnėsim. Tai, kad nepasiduoti reikia tam chaosų ir pasistengti, kiek įmanoma, išlikti žmonėmis, vieni kitiem padėti, linkėti vieniem gerą, išlikti gerą žmonėmis, kuo mažiau pykčio, kuo daugiau pozityvo, kuo mažiau neapykantas, pavydą ir taip toliau. Nebepavydėkit vieni kitiem, vieni gyvent geriau, kiti blogiau gyvent. Ne visiems gyvenimo vienoda susiklosto, bet reikia vis tiek linkėti tiem žmonėm, ypač, kad jiem ir sunkiau, kad reikia galbūt ir pavydą, ir tiem patiem žmonėm reikia palinkėti gėrį, nes dėl ko žmogus pavydą, dėl to, kad jis yra piktas. O dėl ko jis yra piktas? Dėl to, kad anam kažko trūks gyvenime. Reikia žmogus kažko neturi, dėl to žmogus yra piktas. Tai visiems žmonėm reikia linkėti gėrį. Reikia linkėti gėrį, nes kada tu palinkėsi gėrį, žmogus taps geresnis. Kada taps geresnis, dingsis į pavydą ir visas neapykantas ir provokacijas ir taip toliau. Taigi, mylėkim viens kitą, mūsų maža tebėra, esam suskaldyti, sudaužyti, išsklaidyti, išsiuntinėti po kitas šalis, kaip sakant, čia ir iš tikrųjų valdyms, čia ir teritorijų atlaisvinimo ir mes matom, kad žmonės ir išvijami iš Lietuvos į tas vietas iš karto atvažiuojant. Iranas, Pakistanas, Indija, mes matom pilnus miestus darbuotojai. Ir čia ir viskas yra kontroliuojama, visi tie procesai yra kontroliuojami. Ir būtent yra kontroliuojami tada, kada yra žmonės pasodinami kitos informacijos ant tos
nereikšmingas informacijas, krepšinių, kas laimės Euroviziją, kas kažkokį šok su manim, su tavim, kažkokius projektus, kada žmonės ir nukreipiami į kažkokius tuštybės, beprasmybės ir kada žmonės žiūri tas tuštybės, beprasmybės, o panuosi vyksta tokie dalykai, kada išeini į gatvę ir tu žiūri arba užsakai pizzą ir tau skambutį duris darau, ten jau tau iš Pakistano žmogus. Iš tikrųjų, tuos darbus turėtų dirbti Lietuvė, turėtų dirbti Lietuvą, uždirbti Lietuvą, solidžią, padorę turėtų uždirbti, kad nereikėtų važinėti į užsienius. Turėtų bent jau tokį tvarką būti. Bet iki to dar ir tolis. Dabar svarbiausia, kad mums nepradėtų ant galvos krėsti droną su sprogmenimis ir kad tai droną tiesiog nesproginėtų. Mūsų lietuvėliai nedaug dėjau, kaip aš sakau, kad nesirinktum kažkokį mokyklą, vaikų darželį, kokį Independence ir tada ten vis pajūris, visą Klaipėdą. Kentėtų ir, kaip sakom, kol mes išsilaižytumėm, tas visokius pasiekmes praeitų daug metų. Taigi, visiems dar kartą palinkėsiu gėrio, ramybės, sąmoningumo, vienybės, vieni kitų palaikymų sunkių metų. Neapleiskim žmonių, kad jiem ir sunkiau, nepulkim tų žmonių, nesmerkim tų žmonių, nesišaipykim iš tų žmonių. Tai, kad iš vis jau nebesivaldo, provokuojant ir taip toliau, taip pat tokius žmonės reikia apeiti ir linkėti žmonėms tik tai gėrį. Taigi, su tokiu gerumu pabaigsiu tokį negerą, negražią, kaip sakant, depresuotų laidą. Taigi, o tai, kad galvojate, kad reikia prisidėti prie tokios veiklos kaip mano, apačio pavaizdą įrašai ir visi įmanomi būdai. Čia tik tiem, kad reikia patys nori, čia nėra kažkoks tai kaulijams, kaip kiti sakė, dar. Čia ir žmonių pats pasirinkti. Nereikia, atrodo, kad nereikia ir jums atrodo, kad nereikia, tai neprisidedat ir žiūrit kitą kartą ir vėl. Ir čia jokių čia problemų, jokios čia prievartas nėra. Taigi, šiam kartu ateik ir iki kitų kartų. Ate.